Mielos damos, merginos, moteris, mano mielos sekėjos, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama ir šiandien darysime dėlionę, kuri skirta būtent toms poroms, toms merginos, kurios šiuo metu esate, pavyzdžiui, susipykusi su savo antrąja puse ir norite sužinoti, truputėlį išanalizuoti šitą situaciją, kasgi bus. Tai aš paprašiau tas gražiasis romantinės Lenormand kortas mums padėti ir išsiaiškinti šią situaciją. Taigi pasižiūrėkime, kaip šią situaciją matote jūs pati, jūsų pačios akimis. Taip pat, kasgi iš tikrųjų įvyko, kokiagi situacija iš tikrųjų. Taip. Kaip vystysis šita situacija toliau. Kaip vystysis. Patarimas jums, kaip geriau išeiti iš šito konflikto, galbūt patars kortos, ką daryti. Truputėlį dar pakelsiu, nes norėtųsi dar paklausti kortų, o koksgi bus rezultatas. Šiaip paimkime galbūt vieno mėnesio laikotarpį, per šį laikotarpį, kaip viskas vystysis, ar pavyks susitarti, kaip viskas baigsis, šis konfliktas, visas kortas, netgi jeigu jos netelpa, aš be abejonės jums parodysiu. Taigi, kaip jūs pati matote šią konfliktinę situaciją? Matosi, iškrito korta kaip medis, kad tai nėra tokia momentinė situacija, kad tas konfliktas jis augo, jis, negatyvas tas, ar kažkokie tai niuansai, jie buvo kaupėsi diena po dienos, mėnesis po mėnesio ir, galutinai, tai sakykime, tai yra vaisius tų visų, šis konfliktas yra vaisius tų visų situacijų, kurios jau buvo iš anksčiau, lyg tai sprogo bomba. Ir tikrai jūs pati matote, kad čia yra ne vienetinė situacija, bet tai yra, tos situacijos šaknis yra labai gilios ir jau tam tikrą laiką jos yra ir reikėtų, neįmanoma, sakykime, taip išspręsti šitos situacijos vien kažkaip pasikalbėjus. Reikia daugiau daryti, daugiau veiksmų. Galbūt matote, kad šitoje situacijoje gali būti irgi ir sakykime, giminės, kažkokie tai įtaka, ar tai iš jūsų pusės, ar iš antrosios pusės, kad ten kažkaip yra tam tikros įtakos, kur, buvo priežastis. Ir kaip iš tikrųjų yra, taip, kortos taip rodo, tikiuosi jums matosi, nepaisant to, kad labai gražios kortos, labai tokios romantinės, pozityvės, bet jos rodo, kad, tokia tikra istorija, sakykime, parodė jums, kad buvo santykiai ir santykiuose, buvo konfliktai, kur mes aiškinomės ir tam laikotarpiu lygtais atėjo pabaiga, baigėsi, tie konfliktai privedė prie to, kad mes sustojame, mes nebebendraujame, mes atsiribojame ir lygtais uždarome, tų savo santykių tokį laikotarpį, kad viskas tarp mūsų dabar tyla, tokie buvo dideli jau konfliktai, taip mes jau negalime susitarti vienas su kitu, kad jau lygtais norime paimti, mums reikia paimti tos pauzės, reikia kažką tai keisti. Ir galutinė korta kalba apie tai, kad, iš tikrųjų, tam, kad kažką mes darytume, reikia tam tikros transformacijos. Reiškia, jums reikia priimti jau sprendimą, arba mes visiškai stabdome, arba mes tą pauzę, tą galutinį mūsų konfliktą, lygtais perkeliame į kitą lygį ir kažką keičiame tam, kad mes galėtume pratęsti. Bet čia be abejonės yra, ganėtinai rimtos kortos iškrito, kurios kalba apie tą būtinybę kažką tai keisti, arba jau viskas palikti šitos santykius praeityje, arba iš esmės transformuotis. Pasižiūrime, kaipgi vystysis, ar tai iš tikrųjų pabaiga,
Labai išėjo kortos, kurios tikrai kalba, kad mėnesio laikotarpio, prisimint, mes vienam mėnesio, užsakėm šitą dėlionę, kaip vystysis, tai tikrai nėra pabaiga, tikrai bus kažkokia tai tarp jūsų komunikacija, bendravimas, bandymas išsiaiškinti ir, sakyčiau, priimtas sprendimas keistis, ateina pokyčiai jūsų santykiuose ir tie pokyčiai eina į gerą. Liktai, sakyčiau, iš naujo, naujas etapas jūsų santykiuose, kur jūs išsiaiškinate, kas jūs netenkina, kaip jūs galite tai pakeisti ir judate vien to. Vėlgi, jeigu jūs dabar nesusirašot, nesusitikinėjat, toks, tyla, tikrai tai pasikeis ir jūs tikrai susitiksite, laukia vėl, toks kaip gražus laikotarpis, kur ir pasimatymai yra, kur dovanos galimai gaunate nuo savo antrosios pusės, nuo savo mylimo žmogaus, perinti vėl į tokį rožinį, labai gražų laikotarpį. Tai tikrai, nenusiminkite, tai yra ne pabaiga. Kaip jums geriausia, koks patarimas būtų, kaip elgtis geriausiai. Žinokit, patarimas kortų labai toks paprastas, žiūrėti save, būti budriai, tokia kaip laputė, ir, įsiklausyti į savo jausmus, kas jūs pripildo, kokie yra jūsų resursai. Žodžiu, šitose santykiuose galbūt nepamiršti savęs ir jeigu kalbėstis, vėl išeis tą komunikaciją su savo mylimuoju, vis dėlto atstovėti savo ribas, savo interesus ir pasakyti, kaip jums patinka, kaip jūs norėtumėte save vis dėlto į centrą dėti šitose santykiuose ir savo poreikius. Pagalvokite, kas jūs pripildo, kas duoda jums to resurso, nuo ko jūs tampate laiminga, kokius santykių iš tikrųjų norite. Pagalvokite apie savo gilesnius tokius jausmus ir, sakykime, išreikalauti jų, pareikalauti iš tose santykiuose, kad vis dėlto jūs nebūtumėte pamiršta, kad, jūs būtumėte vėlgi, tokia gudresnė, neatsiduokite šitam žmogui visiškai ir pilnai, neaukokite savęs, čia kalba kortos apie tai, bet vis dėlto ir jūsų norai, poreikiai turi būti pirmoje vietoje. Ir mėnesio laikotarpiu, kaipgi vystysis šie santykiai, kuom viskas baigsis. Viskas ganėtinai taip, lelijos tai yra harmonijos korta, kur vėl jūs grįžtate prie tokio stabilumo, atrandate tą sprendimą, kaip mes toliau judame šitose santykiuose. Iš kitos pusės vėlgi, tai, noras komunikuoti, noras atrasti tą balansą tikrai bus ir tikrai jūs abudu stengsitės tai padaryti. Bet dėl buvusių konfliktų tikrai gali būti truputėlį toks, dar šaltukas, dar atšalimas, dar galbūt labai toks atsargus žiūrėjimas vienas į kitą. Ar tikrai jis laikysi žodžio, pavyzdžiui, ar tikrai jį darys taip, kaip pasižadėjo. Tai čia kortos irgi gali kalbėti ir apie tą šaltumą, bet neišėjo tokios kortos, labai, tokios stabilios, šaltos, bet stabilios. Ir jeigu tikrai atrandate tą raktą į savo santykius ir jūs susitaikysit ir įnešti daugiau tokio stabilumo. Sveikinu jūs su tuo ir linkiu, kad tikrai jūsų santykiai vystytųsi palankiai, kad tai būtų tas žmogus, kuris atneštų jums džiaugsmą ir laimę. O į asmeninius būrimus ir konsultacijas kviečiu užsirašyti asmeniškai, visus kontaktus paliksiu aprašymuose. Dėkoju už jūsų patiktukus, dėkoju už jūsų reakcijas ir komentarus. Tai labai daug ką reiškia man ir šio kanalo vystymuisi.
ir kviečiu užsukti kitą kartą. Iki.